Aš jums parodysiu, draugai, šį epizodą, šią seriją, šiame kanale, nes mes kalbėsime apie tai, kas įvyko praėjusią savaitę. Ir naujienos, ir visas pasaulis kalba apie šią situaciją, matydami dalykus danguje. Bet aš tiesiog norėjau parodyti jums, draugai, tai ne pramoga, tikrai ne. Mes matėme tokius filmus kaip Pirmasis kontaktas ir žmonės gyvenantys skirtingose planetose ir NSO. Turime dokumentinių filmų apie tai. Aš noriu pasidalinti su jumis, draugai, šiuo klipu. Ir tiesiog labai noriu išgirsti jūsų komentarus, rimtai. Tiesiog pažiūrėkime. Nagi, tėtė, jau prasidėjo. Artėja didžiulis įvykis. Visi stebi. Laukimas baigėsi. Panašu, kad Žemės vadas Korelan pasiruošęs pažiūrėti mums į akis. Korelan. Aš manau, jis atvyko. Mes pasiruošę, taip. Jis yra Žemės vadas, prižiūrėtojas. Visi stebi, kas tai yra. Tai pirmas kartas, jie jo nėra matę. 200 000 delegatų iš pasaulio federacijos susirinko prie pakylos. Teisinga pasakyti, kad visiems užgniaužia kvapą, kai laukiame susitikimo su mūsų angelų sargu. Mūsų angelų sargu? Ką? Danguje yra kažkokia sumaištis. Ateiviai yra mūsų globėjai. Tai jau čia. Tai yra virš mūsų tiesiog dabar. Žmonės atsistoja. Mes nematėme valdovo laivo iš taip arti. Stebėkite atidžiai. Tai Korelan. Leiskite vaikams ateiti į priekį. Pasitinkantis vaikai, kurios pakvietė Korelan, dabar ateina į atvykimo aikštę. Jis paprašė vaikų. Ar tai koks atnašavimas, ką dabar stebime? Panašu, kad taip. Angelas sargas. Visi žiūri. Jis buvo teisus, kad slėpėsi nuo mūsų. Vis dėlto, aš manau, gal dar per anksti. Šiam pasauliui bus viskas gerai? Ne? Taip. Taip, aš manau taip. Sveiki. Nėra reikalo bijoti. Na, draugai, ką manote? Sveiki atvykę į naują amžių. Aš turiu omeny, tas filmas, manau, buvo 2015 metais. Taip, aš iš tikrųjų turėjau DVD, kai jis pasirodė kaip mini serialas apie mokslinę fantastiką, pavadinta Vaikystės pabaiga. Tikrai, oho, taip. Įdomu tai, kad jie vadino jį angelų sargu. Tai tas, kuris saugoja žemę. Jis yra šio pasaulio dievas. Ir nors tai yra šėtono karikatūra ir jis taip neatrodo, aš tikiu, kad būtent tai iš tikrųjų ir vyksta dabar, kai kalbama apie tai, ką žmonės mato danguje. Taip, manau, kad mes matome puolusius angelus, kurie žaidžia triukus priešais mus, apsimesdami svečiais iš kito pasaulio. Toks scenarius gali būti labai greitai tapti mūsų realybę. Išskyrus tai, kad jie nesiruošia ateiti su raudonu kombinezonu. Jis pasirodys kaip graži būtybė, kuri net atrodo taip, kaip mūsų manimų turėtų atrodyti Jėzus. Tai
Tai buvo mano tokia pirma mintis, šėtonui net nereikės sakyti nebijokite, nes tai bus vaizdinys, tai nebus pareiškimas, kurį reikia pasakyti. Paprastai mes nebijome arba nebijosime, nes jis ateis kaip šviesos angelas ar kažkas pažįstamo ir malonaus. Ir kas yra stebėtina, kai mes atlikome tyrimus, yra keletas skirtingų tekmių, kaip jie vadinami, šviesos baitai, mes turime savo kanalę, kur žmogus buvo satanistas ir manė, kad kalbasi su Jėzumi ir jautė taip, tarsi taip būtų vaizduojama meilė. Jis taip jautė. Taigi mes ne tik esame šių dalykų akivaizdoje, nes jei mes eisime į šios dalykus, mes ne tik galvosime ir matysime, bet ir manysime, kad tai gali būti kažkas nuostabaus. Taip bus taip pat įrašyta į mūsų sąmonę šiais ateiviais, sakančiais, tai gerai. Tai bus meilės jausmas, kurį jūs pajausite. Štai kodėl Biblijoje sakome, neturėkite nieko bendro su šiais dalykais. Aš manau, kad yra ir klaidingas saugumas mintis, kad turime laiko, nes bus pranešta ir mes galėsime pasiruošti, visi susirinksime ir pažiūrėsime, kas tai yra, o tada turėsime laiko apgalvoti. Ne, tai bus staigmena, kai nutiks viskas, bus netikėta ir todėl mes visada turime būti budrus, nes nežinome, kada tai įvyks. Būtent. Išeiname iš darbo, turime atlikti kai kurios reikalus, o čia dangus pilnas kažko, tai bus akimirksniu. Ir jūs, vaikinai, prisimentate to raudonojo vaikino vardą? Korelan. 1973 metais buvo šis komiksų žurnalas ar kažkas panašaus ir ten yra pasaka apie vampyrą. Jis buvo personažas vardu Korelan. Įdomu, tai įdomu. Ar matote vardą? Caroline, manau, kad jo vardas Caroline. Ne, tai tas pats tarimas ir parašyta šėtono vaikai. Ir matėte, jis prašė vaikų, bet jis buvo tariamas Caroline vietoj Caroline. Taigi tai įdomu, nes pametate 101 dalmantiną, taip, Cruella Devil buvo žodžių žaismas, Cruel Devil, žiaurus velnias. Taip, tai stebėtina. Ir parašyta šėtono vaikai, todėl jis paprašė, kad ateitų vaikai. Oho. Ir tai yra filmo pavadinimas, tai buvo prieš Bafometo statulą. Būtent ir ten buvo ožys su berniuku vienoje pusėje ir mergaitė kitoje pusėje. Taigi įdomu. Kai tyrinėjai, randi visus tuos dalykus ir sakai, kodėl jie pasirinko tokį vardą? Na, tai ir yra ta prasmė. Ar ta laida, tas filmas, kurį ką tik matėme, ar tai yra tas personažas? Ne. Gerai, tiesiog parašyta lytis moteris. Taip, aš tiesiog radau vardą, ką tai reiškia tas vardas. Aha, supratau. Ir aš sužinojau, bet šis personažas buvo 1973 metais ir turi tokį pat vardą. Įdomu ir parašyta šėtono vaikai. Tos miniserijos buvo sukurtos pagal grafinį romaną, labai senai, tai sena knyga. Neatsimenu metų, bet taip, kažkas senai taip įsivaizdavo. Taigi šį praėjusį pirmadienį mes kalbėjome apie šį dalyką ir pasidalinsime nedideliu klipu, nes šis asmo kalba apie naują informaciją, apie NSO, Pentagoną, ateivius ir visus tuos dalykus. Taigi nauja informacija, nes žinome, kad valdžia tai sako. Taigi pasiklausykime. Jis yra apdovanotas JAV veteranas, buvęs aukšto rango Pentagono žvalgybos pareigūnas, o dabar pirmą kartą prieš kamerą jis atskleidžia kažką labai nepaprasto. Vyksta sudėtinga dezinformacijos kampanija. Ką mūsų valdžia slepia nuo mūsų ir pasaulio? Kad ir kaip fantastiškai tai skambėtų, tai tiesa. Kokia yra tiesa apie NSO? Pasaulinėje televizijos išskirtinėje laidoje, jis kalba laidoje News Nation, mes nesame vieni. Gerai, sakyk, pirmin. Ne, aš tik sakau, kad mes nekalbame apie kažkokį vaikiną filmuojantį garaže ar kokį vaikiną gatvėje ar panašiai. Šis vaikinas yra Pentagono pareigūnas ir dabar jis pasako visą informaciją tautai, pasauliui ir sako, ei, žinote ką, jie mums meluoja, aš nežinau, ar tai tiesa, aš turiu omeny, aš nežiūrėjau viso interviu, bet mes matėme daug dalykų vykstančių žiniose, daug klipų. Taigi, ką jūs manote apie tai? Tai nėra mokslinės fantastikos dalykas, turiu omeny, tai yra dokumentinis filmas. Taip, bet tai, ką tik žiūrėjote, nėra mokslinės fantastikos laida, kuri pasirodė. Tai yra naujienos, kurias skelbia News Nation, tokie kaip ABC, CBC, CNN, NBC. Čia News Nation išleido šią didžiulę istoriją apie tai. Taigi tai yra kaip
apreiškimo, atleiskite, Danieliaus pranašystės arba dabar pildosi, nes mes turime visus tuos šetoniškus dalykus, kurie vyksta. Ir tada staiga atsiranda ši medžiaga, kuri yra labiau dvasinga, jie mato šviesą danguje. Jei šiuo metu neturėtume šios mokslinės ateistinės mąstysenos dengiančios mūsų akis, o žiūrėtume į tai per Bibliją, aš nesakau, kad mokslas yra blogai. Aš tik sakau, jei turėtume Biblijos akis, žvelgdami pro šį Biblijos objektyvą, sakytume, palaukite, tai yra dvasinė esybė, tai yra kažkas kita, kas ateina iš kitos sferos, ar kažkas panašaus, bet jie sako, mes matėme šios dalykus visada ir nežinome, ką su jais daryti. Padėkite mums, čia kažkas vyksta. Mes tai slėpėme nuo jūsų ir tai iškyla dabar. Taip, ir žmonės pradės garbinti šios dalykus. Tai vyksta dabar. Ir tai, kas vyksta, mums visą laiką buvo rodomas šis šėtono personažas su ragais, jis atrodo kaip ožys, mums buvo kartojama ir kartojama, o dabar šios būtybės pasirodo scenoje kaip šviesos angelai ir jie yra čia, kad išgelbėtų mus. Mes atvykome, nes jūs kariaujate vieni su kitais, mes atėjome, nes yra lygos, mes galime išspręsti visas jūsų problemas, jūs turite iškastinį kurą, jūs naikinate save, mes atėjome jums padėti. Ir ne tik tai, mes turime krikščionių, gerai žinomo krikščionių transliuotojų Matą Valšą iš kasdienės laidos, kuris stumia šią darbotvarkę sakydamas, ei, žiūrėkite, tai yra geras dalykas, mes turime visus šios ateivius, jie pagaliau mums pasakoja apie tai, tai puiku gyventi Amerikoje mes turime daugiau kalbėti apie tai, tai yra darbotvarkė. Ir tai nėra tik žmonių darbotvarkė. Tai taip pat įdomu pagalvoti, kaip mes sveikiname ateivius. Tačiau žinome, kad pabaigoje kils maištas prieš būtybę, kuri ateina iš dangaus, kuris yra Jėzus Kristus. Taip, taigi, kada tas skirtumas atsirado? Kodėl mes taip priimame šios nežinomus dalykus, kurie turi tą patį tikslą, kaip ir dėl ko Jėzus ateina? Jie ateina, kad išvaduotų mus nuo šių karų ir visų šių dalykų. Mes juos priimame, bet kai ateina tikrasis herojus, tikrasis gelbėtojas, mes jo nenorime, nes jie ateina pirmi. Taigi jie nustumia Jėzų. Jis yra antikristas, jis yra netikras mesijas, jis ateina ir aš išspręsiu visas jūsų problemas, bet mes turime kovoti su priešu, kuris ateina iškart po manęs. Aš atėjau pirmas, nes ateina priešas ir mes turime kovoti kartu. Nagi, atidėkime savo skirtumus į šalį. Turime būti žmonės, visi turime stovėti ir gelbėti žemę, nes ten yra piktasis ateivis užpuolikas. Ir kodėl Jėzus tai leidžia? Palauk. Prieš eidami ten, kodėl Jėzus tai leidžia? Bet ką tu sakėjai apreiškimo 16, tiesa, apreiškimo 16:13 sako taip. Tada aš pamačiau iš slibino nasrų, iš žvėries snukio ir iš melagingo pranašo burnos išeinant 3 netyrąsias dvasias, tartum varles, tai yra demonų dvasios darančios ženklus, jos iškeliauja pas viso pasaulio karalius, pas 2 dalykus, pas vadovybę ir pas žmonės, kad juos suburtų didžiosios visagalio Dievo dienos kovai. Taigi, ką jie daro? Jie eina į mūšį, jie renka žmonės ir karalius kovai su tuo, kas ateina debesyse. Taigi, Jėzus ateina netrukus. Koks sutapimas, mes turime kosminės pajėgas nuo 2019 metų, nes mes jau esame pasiruošę šiam mūšiui, apie kurį nežinojome. Na, gal kas nors ir pastebėjo tai. Aš turiu omeny pirmąjį Jėzaus ateimą, žydai, kurie ieškojo superherojaus, ko nors, kas išgelbėtų juos nuo romėnų ir viso kito. Tai antrasis Jėzaus ateimas ir mums nereikia galvoti taip, kad norėtume šio karaliaus figūros, bet antrasis Jėzaus ateimas turi sunaikinti visą tai, tas nuodėmes, dėl nuodėmės. Juos engia romėnai, mus engia šio pasaulio elitas. Taip. Manau, įdomu, kad dabar daug tų dalykų išaiškėja. Pavyzdžiui, jie sako, o šio pasaulio valdovai, jie ten pedofilai geria kūdikių kraują, visa tai iškyla į dienos šviesą. Mes ieškome gelbėtojo, mes norime būti išlaisvinti iš šios tamsos blogio elito sistemos, kuri mus valdo. Štai kur mes esame. Scena yra ruošiama mums paruošti Mesijo ateimui, bet mes žinome, kad netikras Mesijas ateis anksčiau, nei ateis Jėzus. Mes turime nuostabų dokumentinį filmą. Jis vadinamas 35 minučių atskleidimu. Ir aš žinau, kad Maikė ir Skoti labai sunkiai dirbo, kurdami šį dokumentinį filmą. Papasakok mums apie tai. Taip, tai pasakoja apie tai, kas vyksta Biblijos šviesoje. Aš buvau įtrauktas į tą dalyką.
Kai aš buvau vaikas, tikėjau visais paranormaliais dalykais, visada buvau tikras ieškotojas ir buvo laikas, kai atėjau į krikščionybę ir aš supratau, kad Dievas sukūrė visą visatą, žinoma, ten yra gyvybė. Ir tada iškilo senovės ateiviai. Ir tai man pradėjo duoti atsakymus, kuriuo aš niekada anksčiau negalėjau surišti, tokie kaip šviesos spindulys iš NSO išvedė Mozę iš dykumos. Ir man atrodė, va, štai kaip viskas dera. Taigi tai labai apgaulinga. Daug apgaulingos informacijos gaunama iš šaltinio, kuriuo pasitikite, pavyzdžiui, istorijos kanalas. Jūs manote, kad tai suteikia jums tikslę istoriją, bet šie dalykai buvo matomi per visą istoriją. Todėl ant sienų matome jų graviūras. Tai nėra kažkas naujo, kas pasirodė 9-ame dešimtmetyje. Žmonės matė būtybės iš žvaigždžių per visą istoriją. Jie garbino jos, egiptiečiai garbino Sirijų ir visus tos dalykus iš žvaigždžių. Taigi šis dokumentinis filmas per 35 minutės iš tikrųjų pasakoja apie skirtingus pasaulio požiūrius. Tai yra tai, kuo tiki mokslas, tai, ko moko istorijos kanalai, tai, kuo tiki naujasis amžius ir štai, ką sako Biblija. Ir palieka klausimą atvirą žiūrovui, ką jūs apie tai manote pats. Pamatęs visus įrodymus, ką jūs galvojate. Taigi įdomu yra tai, kad prieš Bradui prisijungiant prie komandos, jis taip pat kūrė dokumentinį filmą. Ir mes buvome priešingose šalies pusėse ir galiausiai abu sukūrėme 35 minučių trukmės dokumentinius filmus su tuo pačiu rezultatu. Ir čia nėra ateivių kanalas, bet Bradas pradėjo ateivių kanalą, kur yra ši tema, kuri yra neišsenkanti ir mums reikia tiesiog apie daugiau apie tai kalbėti. Papasako apie kanalą. Taip, tai neturi nieko bendra su Little Light Studios, tai visiškai atskira. Turiu omeny, kad parama skirta Little Light Studios skiriasi nuo to, kas skatinama šiam tikslui, nes šis tikslas yra tiesioginis bandymas atskirti, kas yra spiritizmas, kuris vyksta dabar. Šiame spiritizme vyksta keletas didelių dalykų šiuo metu. Taigi aš sukūriau dokumentinį filmą pavadinimu starfallmovie.com, o tu sukūrei dokumentinį filmą pavadinimu Atskleista pasaulio apgaulė. Taigi, manau, jie abu apima panašius dalykus, bet tu atėjai iš tos pusės kaip, hei, aš nesu krikščionis ir tada aš radau šią tiesą. O aš atėjau iš tos pusės, kad buvau krikščionis ir radau šią tiesą. Ir stebėtina matyti, kad abu filmai kartu prieina prie tos pačios išvados. Ir tavo kanale yra šaunu tai, kad kiekvieną savaitę atsiranda kažkas naujo. Aš turiu omeny, tai net taip, kad, mes tai padarėme prieš 2 metus. Tai kiekvieną savaitę šią temą pasirodo naujos informacijos, nes ji niekur nedingsta. Tai paskutinis šėtono opusas, tai jo didžioji meistro apgaulė. Ir taip, jis ateis kaip gelbėtojas iš kitų pasaulių, nes kitaip, kaip apgauti visą pasaulį. Biblija sako, kad slibinas suklaidins visą pasaulį, o tai apima ateistus, pasaulietinius žmonės, kurie netiki niekuo antgamtišku, kaip tu ketini juos apgauti. Na tai ateiviais iš kitų pasaulių, kurie mus čia senai pasodino. Taip, Apreiškimo 18:23, nes tavo burtais buvo suvedžiotos visos tautos, raganavimu, kerėjimais, farmacija, mokslu ir muzika, ir viskuo. Tai labai įdomu, nes mes turime šį dokumentinį filmą ir ispanų kalbą. Jei jūs, vaikinai, pažįstate, turite ispaniškai kalbančius draugus, kalba ispaniškai. Taigi, turime dokumentinį filmą ispanų kalba. Jei norite jį pažiūrėti, nuoroda bus šio vaizdo įrašo aprašyme. Apgaudinėja pasaulį. Ar jums patinka būti apgautam? Aš žinau, kad tu esi nevedusi, bet įsivaizduok, kad ateina kažkoks vaikinas, sako, nori apgauti, ką aš pasakyčiau, priekaištauju tau Jėzaus vardu. Teisingai, todėl esu tikras, kad niekas nenori būti apgautas. Bet Biblijoje yra Dievo žodis, Jėzus nuolat sakė. Ir kai mokiniai priėjo pakalbėti su Jėzumi, mato 24 skyriuje, ir jie paprašė, papasakok mums apie pabaigos laiką, papasakok mums apie savo antrąjį atėjimą. Jėzaus pirmoji pasakyta frazė buvo, žiūrėkite, kad jūsų kas nesuklaidintų. Jūs matysite skirtingų Kristų įvairiose vietose. Jums sakys jis ten arba ten. Neikite, net neikite, išjunkite televizorių. Nes, leiskite man pasakyti, tie žodžiai bus tokie apgaulingi. Ir ar tu nori, kad tave kas nors apgautų? Tu manai, kad jie sako tiesą, ar ne? Ne, jie tau nesakys tokio melo, kur tu sakysi, jie man meluoja. Dangus žalias, teisingai, tai melas, apgaulė. Taip, apgaulė. Taigi, kalbant šią temą, praėjusi savaitė buvo perkrauta žiniomis. Žmonės buvo užsiėmę, nes, kaip jūs sakote, naujienų kanalai, labai gerai žinomi naujienų kanalai, jie skirs tam laiką ir jie kalbės apie šios dalykus, apie NSO. Taip.
Aš užbaigsiu šią eilutę iš Izaijo 5:20. Čia sakoma, vargas vadinantiems piktą geru, o gerą piktu, keičiantiems tamsą į šviesą, o šviesą į tamsą, laikantiems karčius dalykus saldžiais, o saldžius dalykus karčiais. Įdomu, kad panaudojai šį tekstą, nes tu ką tik panaudojai pavyzdį, kaip pavadinti dangų žaliu. Na, žinoma, dangus nėra žalias, manau, kad dėl to mes visi sutarėme visame pasaulyje. Bet kas, jei pakeisime terminologiją, kad mėlyna iš tikrųjų reiškia žalia? O taip, ir tada taip, iš tikrųjų dangus yra žalias, nes visi sutarėme, kad mėlyna dabar yra žalia. Ir tai atitinka tai, ką sako šis tekstas, vadinant gėrį blogiu, o blogį gėriu, tiesiog suklaidinant žmonės taip, kad jie priima tai, ko anksčiau nebūtų priėmę, nes faktiniai apibrėžimo standartai visiškai pasikeitė. Arba kas yra moteris, būtent. Arba tėvai leidžia vaikams žiūrėti tokius dalykus ir sako, oi, viskas gerai, viskas gerai. Visos geros mergaitės eina į pragarą ir tai gerai? Iš tikrųjų, turiu jums, kaip tėvams, klausimą apie tai. Bet tai bus po mūsų laidos, kurią galite rasti Patreone, jei esate Little Light Studios rėmėjas. Tai patreon.com/littlelightstudios arba mūsų svetainėje littlelightstudios.tv. 1 Tesalonikiečiams 5:3 sakoma, kai žmonės kalbės, gyvename ramiai ir saugiai, juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tartum gimdymo skausmai neščia moterį ir jie niekur nepabėgs. Leiskite man pasakyti, naujienose jie jums sakys, arba kažkas, kažkokia tauta, jie sakys taika ir saugumas. Pabandykime ateiti į vieną pasaulio religiją, vieną mąstymą, vieną dalyką. Leiskite man pasakyti, Biblija sako, kad sunaikinimas artėja ant jų. Taip, taigi mes turime būti atsargus. Turim būti atsargus, ką mūsų vaikai klauso ir žiūri. O gal jūs neturite vaikų, galbūt jūsų sūnėnai, dukterėčios, tiesa. Taigi mes turime būti atsargus, ką žiūrime, nes man vien tai, ką pamačiau visuose tuose klipuose, kuriais dalinuosi. Vienas iš tikrųjų mane išmuša iš vėžių, tai apie filmą 2015 metų, apie tai, kad visas pasaulis laukia šio pasaulio vado. Mes pamatysime jį pirmą kartą ir jis yra globėjas ir mes jį pamatysime iš kažkokio erdvėlaivio. O tai velnias, šėtonas, kaip nori jį vadink ir jis kviečia vaikus. Aš turiu omeny, oho, man tai tiesiog išpučia galvą. Taip, kodėl Jėzus leidžia šią didelę apgaulę? Kodėl jis nesumaišo velnio, neateina prieš velnę ir nenusineša mūsų į dangų? Ir visa tai, kol dar labiau nepablogėjo. Tai labai geras klausimas, kurį užduoda daug žmonių. Ir atsakymas yra toks. Nes jis tiksliai pasakė, kas nutiks. Kaip to išvengti, kaip nuo to atsiriboti. Duoda mums žmonėje žinoti, ko mes šaukiame ir ko mes trokštame. Tai yra laisvė. Ir jis mums pasako kartą ir ištisai, kaip to išvengti, kaip nuo to atsiriboti. Ir kai matome, kad šie dalykai vyksta, užuot tapę to aukomis, turėtume priimti tai kaip patvirtinimą to, ką sako Jėzus, ir tikėtis jo greito sugrįžimo. Nes jei Dievas sutriuškintų velnę, jis galėtų lengvai ginčytis. Matai, tu net nedavė jiems šansų, net nedavė jiems pasirinkimo pamatyti mane tokį, koks esu iš tikrųjų, arba mesti iššūkį tau ir tavo valdžiai ar panašiai. Taigi Dievas sako, gerai, puiku, pirmin, tačiau aš nepaliksiu jų nežinioje, aš duosiu jiems planą, tiksliai papasakosiu, kas nutiks. Tada jie galės pasinaudoti tą informaciją ir padaryti išsilavinusi pasirinkimą, kas tiesiai grįžta į tai, ką tu sakei, kad mes nemokiname savo vaikų, nes kaip tu gali mokinti, jei pats to nežinai. Todėl mums reikia įsigilinti į Dievo žodį, kad kai tai atsitiks, galėtume priimti išprususi sprendimą ir laukti greito mūsų viešpaties gelbėtojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Taip, tai tik dar vienas patvirtinimas, kad reikia pasitikėti Dievo žodžiu, kuris yra mūsų vadovas ir mūsų pasitikėjimas. Ne idėjomis ir ateiviais, kurie pasirodo danguje ir ne ką sako televizija, ne ką sako šis žmogus. Mes turime pasitikėti, tikėti Dievo žodžiu, nes tai neišjudins mūsų tikėjimo.